Sveiki visi, su jumis sveikinasi 31 minutė su Ilija Laurs ir aš esu šiandien vedėja Renas Rebekian Kinderė. Sveiki, Ilija. Labas, Renas. Šiandien, Ilija, kalbėsime daugiau ir išsamiau pagaliau apie labai įdomią temą, apie kvantinius kompiuterius. Praeitais metais mes pradėjom su tavim labai taip atsargiai jau tą temą čiupinėti, šių metų pradžioje jau drąsiau, o dabar skiriam jau visą podcastą tai visai temai. Tai pradėsiu nuo to, kad kvantiniai kompiuteriai dar iki šiol, kaip tie pirmieji tyrėjai, atradėjai apie tai kalbėjo, kad quantum computing is always 50 years away. Nesvarbu, kada tu pradedi, bet kvantinių kompiuteriai, jų pritaikomumas visada nuo to taško, kai pradėsi šnekėti, bus 50 metų dar ateities. Taip. Tai dabar turim 26 metus, praeitais metais NVIDIA vadovas, CEO Huangas kalbėjo apie tai, gal ne 50, 15 ar 30, o 26 metai atrodo, kad prasidėjo visiškai su kitom nuotaikom. Tai galėsime apibendrinti, o po to detaliau tada praeiti per pagrindinius parametrus, kas šiais metais pasikeitė, ar tai jau dar yra 50 metų ateitis, vis dėlto ten kažkur research and development, laboratorijos stadijai, ar jau matome kažkokius tikrus praktinius žingsnius link pritaikomumą. Taip, Rena, tai manau, kad palaikau, kad ta mintis ir ta tema 26 pasidarė aktuali vien dėl to, kad jau galima pagaliau žmogui apčiopti, o ką ir kada mes galime tikėtis praktiško laukti, kada aš galiu prisėsti prie to kompiuterių, ką man papildomo duos, ko negali duoti, tarkim, paprastas laptopas ir panašiai. Bet kas yra tas kvantinis kompiuteris? Tai pradėsim gal nuo pat pradžių, kad iki šiol visa kompiuterija prasidėjo nuo būtent tranzistorių technologijos, kuri yra pagrįsta informacinio atitikmuo yra bitų technologija, bitas tai yra nulis vienetukas, binarinė sistema yra dvejopinė sistema, visa informacija koduojama nuliukas vienetukais plus operacijom. Tai yra and, or ir panašiai, nesigilinsiu ten į programavimo lygius, bet tu turi informaciją užkoduotą vienetukais nuliukais ir turi operandus, kurie tą informaciją gali transformuoti, tai 2 plus 2 gali ten 0, 0, 0, ten 1, 0 kažkiek, tai jeigu tu pritaikai ten and operaciją, tai tada sujungi gauni 4. Tai žemiausio lygmenį turime 0 vienetuką, vykdytojas yra tranzistorius atrastas prieš ten keliasdešimt metų. Pakeitė elektroniko lempas ir tapo to standartu, kur yra čipų pagrindas. Tai čipai yra milijardai tranzistorių, kuris kiekviena turi funkciją praleisti vienetuką nuliuką. Iš fizikos vadovėlių žinome, kad jeigu paduodi ten signalą ten elektros ten į vieną jungtį, tai tada susijungia arba nesusijungia grandinė. Tai viskas. Tiesiog banaliai viską, ką matome kompiuteryje, visi ten skaičiavimai, žaidimai, ten viskas susiję banaliai tą technologiją ir tą technologiją vežė žmoniją praktiškai iki dirbtinio intelekto atsiradimo ir dabar šiek tiek dar netgi toliau. Bėda, kad yra fizikos dėsniai, kurie riboja. Kiek iš principo, kokiu tankiu tu gali supakuoti tos tranzistorius, koksai yra ten pralaidumo lygis informacinis ir panašiai, tai tie fizikos dėsniai, kurie maitina visą tą čipinę kompiuteriją, jie jau artėja prie savo ribos. Ir viskas, ir toliau jau peržengti klasiškai, tiesiog linėjiškai yra labai sunkoka. Tai va teisingai sakai, prieš keliasdešimt metų fizikai pasakė, kad nebūtina informaciją skaičiuoti būtent vienetukais, nuliukais ir tranzistoriais. Galima naudoti labai kitokį pasaulį fizikos, kuris vadinamas kvantinio pasaulio. Kvantas yra tiesiog labai mažas lygmuo. Tai ta visa kvantinė pavadinimas, tai yra, kai einame į kvantus, jeigu ten įsivaizduoti, kad yra ten medžiagos, po to yra molekulės, po to yra atomai, po to atomai susiskaldo ten dalelytės ir visai kita, tai kuo žemiau leidžiasi, tuo labiau pasireiškia labai kitokie kvantiniai efektai, negu mes matome fiziškam pasaulyje. Tai vienas iš jų yra, pavyzdžiui, ten, kur išnaudojama kompiuterį, yra superpozicija, tai mes, tarkime, jeigu fiziškam pasaulyje matome kava stovi čia arba čia ir vienu metu negali būti visur. Čia yra fiziškas makro pasaulis, tu arba perkeli čia, arba čia. Automobilis buvo ten, dabar čia negali būti. Jisai išskiestas per visą kelią nuo Vilniaus iki Kauno vienu metu, per 1 sekundę. Tai kvantinės taisyklės yra labai kitokios. Ir va tokia superpozicija sako, kad vienu metu dalelytė gali būti visuose įmanomuose būsenose vienu metu. Čia kaip Šrioderio katinas, kuris sako vienu metu ir gyvas, ir negyvas. Gal tokia ryškiausia metafora, kurie fizikas yra pateikęs pasaulyje, bet kvantinės taisyklės yra kitokios. Negalioja tie makrofizikos dėsniai, o tai reiškia, kad galima labai daug procesų, ne tik tai kompiuterinio skaičiavimo,
bet to lygiai vystosi kvantiniai skaičiavimai, bet ir kvantinė komunikacija. Komunikacija ir informacijos perdavimas. Tai žmonija greičiausia pamatys naudos iš kompiuterijos ir komunikacijos ir taip visą tą istoriją fizikos skirtumų praleidę. Tarp kitko, savaime labai įdomi tema, nes vėlgi nusileidus į tą kvantinį pasaulį, jisai tiesiog labai kitoks, kaip iš visai kitos visatos žmogus ten neįsivaizduoja, kaip veikia dėsniai. Tai kam tie kvantiniai kompiuteriai reikalingi žmonėm, verslams, nežinau, vyriausybėms? Tai dabar 3 gal išryškinsiu momentus, kurie radikaliai keičiami. Pirmas dalykas yra greitis. Greitis pagal brėžimą yra skaičiavimo kiekis per laiko tarpą. Ten kalbame, kad kompiuteris atlieka šiuo metu pentilionais ten skaičiuojame. Pentilionai ten operacijų tų binarinių per sekundę. Dabar jeigu priimti sąlygą, kad laikas neegzistuoja, bet per superpozicijos dėsnį tu gali vienu metu turėti atsakymus į visų klausimus, tai tada skaičiavimo galia pasidaro praktiškai begalinė. Skaičiai, kurios ten, laikas nuo laiko paminė ten Google ar Microsoft ar kitos kompanijos dirba, sako, žiūrėkite, mes ten sukūrėme kvantinio kompiuterios prototipą, kuris ten tam tikras užduotis, pavyzdžiui, ten finansinį modeliavimą ar ten orų modeliavimą, gali atlikti per sekundę tiek skaičiavimo, kiek galingiausiam šiuometiniam pasaulio tranzistoriniam superkompiuteriui prireiks, tarkime, ten milijardas metų po tokių santykių. Ar tai reiškia, kad jie pagaliau nulauž bitkoino kodą? Jeigu neatsiras kvantinis šifravimas anksčiau negu kvantinis nulaužimas, tai taip. Ir jeigu kalbėjai apie saugumą, tai būtent gal paryškinsiu 3 temas ir tada galėsim įti į saugumą. Tai vienas yra be galo galingesni skaičiavimai. Ypač įvertinus, kad dabar skaičiavimo poreikis yra aukštas vien dėl to, kad dirbtinio intelekto poreikis žmonijos yra aukštas. Algoritmai, modeliai žinomi, reikia resursų skaičiavimo. Reikia. Anksčiau nereikėjo. Ten, kad laptopui dirbti su internetu nereikia kvantinių procesoriaus. Bet kad laptopui išskaičiuoti per dirbtinio intelekto modelius ten visą pasaulio trajektoriją reikia. Tai poreikis išaugo, modeliai egzistuoja, resursų skaičiavimo nėra. Resursų skaičiavimus gali duoti kvantiniai čipai. Tai skaičiavimas. Dabar komunikacija. Susidurėm su to, kad kiekis, tankis informacijos yra labai aukštas. Plius, kalbėjome praeitoje laidoje apie jau kosminę komunikaciją. Tai perduoti ten signalą iš New Yorko į Londoną šviesaus greičio pakanka. Bet perduoti signalą iš Marso į Žemę šviesaus greičio nepakanka. Nes signalo kelimas ten, tarkime, ten nuo Saulės iki Žemės užtrunka šviesos greičiu apie 8 minutės, 1/2. Tai kvantinė komunikacija, vėlgi išnaudojant taip vadinamą entanglement arba ten kvantinio supainiojimo dėsnį, kur labai keista savybė, kai 2 sujungtos dalelytės vienodai reaguoja, nesvarbu, koks yra atstumas tarp jų. Jeigu tos sujungtos dalelytės Žemėje ir kitoje visatoje pusėje keičiasi viena, keičiasi kita, tai čia yra viena iš keistų savybių, sakysime, to kvantinės fizikos. Tai ta komunikacija tampa ypatingai svarbi, nes tada tu gali tikėtis to kvantinio ryšio tarp Žemės ten ir Marso, kuriam neveikia ten nei atstumai, nei ten kažkokios tai kosminės bangos ar ten dar kažkas. Tai ta komunikacija. Ir trečias dalykas, kurį paminėjai, tai yra saugumas. Saugumas. Kvantinis ryšys, vėlgi išnaudojama tokia fizikos įdomi savybė, kad tu negali pamatuoti signalo jo nesugriovus. Praleisiu visos fizikos detalės, čia yra vėlgi kvantinės fizikos dėsnis, bet iš to seka, kad, tarkime, kanalas komunikacinis teoriškai, kuris siunčia signalą, Žemėje, gaunamas, pavyzdžiui, Marse, tai jisai garantuotai arba gaunamas nieko neperžiūrėtas ir nepamatuotas, arba negaunamas iš vis, nes bet koks jo pakelių sekimas, dubliavimas, kodavimas, matavimas automatiškai sugriauna signalą, tai seka tiesiog iš fizikos savybių. Tai galime kalbėti apie tiesiog besąlygišką saugumą, bet tuo pačiu tai netiesiogiai paliečia ir, kaip tu pasakei, bitkoino algoritmai, tai gal platesnė prasme žmonėm turi reikšmę ne tiek bitkoinai, kiek visas bazinis saugumas aplinkui. Prieš keletą savaičių turėjome mūsų registro centro nutekėjimą. Bet pasakysiu, kad visi šiuo metu naudojami šifravimai, apsauga yra pagrįsta šiuolaikinė kriptografija. Šiuolaikinė kriptografija išeina iš tokio įdomaus informacinio gal savybės, kad tiesiog multiplikavimas arba dauginimas yra momentinis praktiškai.
čia seka iš informacinės binarinės savybių. O dalyba yra labai gerokai ilgiau užtrunkanti, tai tu gali sukurti raktą momentaliai, bet jį atrakinti, atspėti užtrunka ten tūkstantmečiais. Būtent to ir pagrįsta. Būtent visa, sakysime, informatika, visi saugumai, visi šifravimai, visa kriptografija, viskas šiuo metu nuo tavo bankinių kortelių iki prisijungimo pasvordo pagrįsta tuo, kad užšifravus prireiktų ypatingai daug kompiuterinių resursų, kalbame ten 100 metų ar 1000, kurie praktiškai niekas negali skirti, dėl to saugu. Dabar kai kvantinis kompas momentaliai viską iššifruoja, tai šifrumas, saugumas spraga, nes tada hakeris gali nulaužti iš esmės bet kokį. Čia galim paminėti, kad būtų mūsų klausytojams irgi paprašiau gal suprasti dabar tarp visų šitų terminologijų. Neseniai Antropiko paleistas Mythos, tas dirbtinis modelis naujausias. Na, dabar prieš dar mėnesį laiko niekas negalėjo naudotis Mythos būtent lygmens modeliais, nes jie buvo per galingi, per pavojingi paprastiems žmonėms naudoti. Dabar jie paleido tą paprastesnę Fable versiją 5, kurį galima naudoti dabar iki birželio ar liepos, man atrodo, mėnesio pabaigos, ir po to jo sąlygos keisis, kiek tas viskas kainuos. Bet Mythos po jo išėjimo, kai jis ten per sekundės parodė, kad absoliučiai visų bankų saugumas yra toks įveikiamas ir labai greitai įveikiamas, ir žmonės, kai galvoja, kad jie ten pasitikint pinigus didžiausiam institucijom, nesvarbu, apie bankus nieko blogo nepasakysim, absoliučiai visur. Tai jeigu tu galvoji, kaip minėjai, kad durys uždarytos, jos visos yra atrakintos ir ta informacija gali būti labai greitai ir paprastai būti nulykinta, parduota, perduota masiškai. Tai tas Mythos buvo tas pirmas signalas, kad viskas netaip yra. Tai reiškia, kad mes tiesiog cyber security, tas kibernetinio saugumo sektorius, kuris įmonėms kainuoja ne 100 000 per mėnesį, tiesiog tampa toks irgi teorinis dalykas. Tai va, kokie tavo čia? Matai, čia aš gal išverčiau šiek tiek skirtingus aspektus ir prieskonius to saugumo. Jo, tai kai tu kalbėjai apie Mythosą, tai ten labiau neina kalba apie nulaužimą pačių šifravimo algoritmų. Tai nėra informatikos ir kriptografijos kaip tokios nulaužimas, tai yra labiau išnaudojamas tų nepastebėtų, neprižiūrėtų, žmonių pamirštų skylių, nes kai rašai programinį kodą, kuris ten milijonai eilučių, tai paprastas žmogus tiesiog fiziškai negali įžvelgti, kur yra kokios tos durelės arba galimybės arba įvykių seka, kurie veda prie nulaužimo. Tai kalbame apie tai, kad tie galingieji dabartiniai modeliai, sukantis tuose pačiuose tranzistorinėse čipuose Nvidios ir panašiai, jie tiesiog gali įvertinti ten milijonus eilučius kodo ir išverti tai, ko žmogus nemato. Tai čia labiau apie tai, kad tiesiog galia dirbtinio intelekto yra tokia stipri, kad inžinierių komandos, kurios dirba, tarkime, prie saugumo, ten to pačio Microsoft'o, ten tų banalių Windows'ų, jau 10 metų, ten atrodytų ten 1000 žmonių, 10 metų jau šiais laikais tas programinis kodas ten išžiūrėtas iš visų pusių, bet vis tiek įžvelgia tų skylių. Tai čia viena atskira yra problema, kad kol kas žmonės nepajėgūs sudaryti visiškai saugių produktų, vis tiek kažką palieka. Kaip iliustracija, Microsoftas paskelbė, kad būtent dirbtinio intelekto pagalba ten per paskutinį gal mėnesį ten buvo suradęs virš 120 skylių Windows'uose. Taip ir likusių nepastebėtos per dešimtmečius paprastų žmonių, nes paslėptos tarp milijonų eilučių kodų, ką išvelgia gali dirbtinis intelektas. Tai čia vienas aspektas. Bet tai neliečia to fundamentinio informacinio saugumo. Vis tiek, jeigu iš tikrųjų yra ten naudojamas ten, tarkim, 128 bitų raktas, kuris laikomas galingas, vis tiek šiuo metu pats informacinis blokas yra kol kas pakankamas. Jo nulaužimai kol kas neužtenka galingiausių pasaulio kompiuterių. Bet dabar kvantinė grėsmė, vėlgi čia dabar jau tikrasis žodis, tai yra grėsmė, kad kvantiniai kompiuteriai aplenks patį informacinį bloką. Kaip iliustracija pasakysiu, kad Google prieš porą mėnesių išleido kvantinis įspėjimas. Publikai viešai yra paskelbta, kad korporacijos, bankai, valstybės, registrų centrai ir visi kiti ruoškitės, nes anksčiau mes, kaip Google, numatėme, kad jūsų visus saugumus gali nulaužti kvantiniai ateinantis kompai per 15 metų, tai dabar paartino tą įspėjimą ir sako, jums tai liko 6 metai. Kitais žodžiais, jeigu 6 metų bėgyje
institucijos, korporacijos neįvertins tai, kad kriptografija pati, jau kaip informacinis pati esmė apsauga nebeveikia, jeigu to neįvertins ir nepakeis, po 6 metų tikėtina, kad tiesiog per netgi dalį sekundės bus nulaužta ir tada kalbame apie ten registrų centro nutekėjimo duomenų pasirodys mažytė problema, ką iš tikrųjų galima tikėtis. Tai va, jau grįžtant prie tą, ką mato ir matys žmogus, tai yra galima tikėtis tiesiog literaliai, ta prasme, tiesioginė prasme, kvantinio šuolio gale kompiuterių. Tai yra dirbtinio intelekto, jeigu dabar su ChatGPT ten lagina, ten ar atsako nepilnai, nes duoda tik tai tiek resursų ir panašiai, tai galima tikėtis tiesiog proveržio, kuris veda prie tos šiuo metu gal truputėlį utopijos, bet vadinama tas AG pradžiai, Artificial General Intelligence, kai dirbtinis intelektas iš esmės daro ne tik tai siaurus pavedimus, ten atsakyk, padaryk, ten nuspręsk, nupiešk ten ir panašiai, o daro viską, ką daro žmogus, iki tokia svajonė savotiška superintelligence, kai dirbtinis intelektas apskritai pralenkia, žmogų pralenkia, visą žmoniją. Ir tada tiesiog neprognozuojame, kas įvyks. Gali būti, kad ten galaktikos kelionės atskleis per 5 metus ar dar kažką, tai ten laiką pavers atgal. Tai tiesiog nežinai, ko nežinai, tai vadinamas singuliarumo tašku. Tai čia, ką pamatys paprastas žmogus artimiausias ten keletą metų, mane tai žavi, kai kurios gąsdina, bet tai įdomu. Vėlgi galima kalbėti apie komunikaciją tiesiog kitokio lygio. Galima kalbėti apie tai, kad saugumas iš 2 pusių pasistums. Dabartinis grius, bet ateis matyti mainais kažkas kito, kas saugos bitkoiną ir bankus. Tai dabar tas aforizmas jis turbūt naikinamas, kad jau quantum computer is not 50 years away. Čia ir dabar. Čia ir dabar, bet vis tiek tas kvantinių kompiuterių, kaip ir minėjai, kubitai, ne? Tai kubitas yra, taip labai sąlygiškai pavadinsime tranzistoriaus analogas kvantiniuose kompiuteriuose. Tai šiandien visi kompiuteriai jie veikia naudojant ten tas analogas gale apie 1000 kubitų, 2000 kubitų, bet tam, kad spręsti tas problemas, nes kvantinių kompiuterių pagrindinė problema to pritaikomumą, kad jie daro daug klaidų, ne? Tai yra klaidos. Tai reikia turėti milijoną kubitų, kad galėtum jau turėti tą tikrą pritaikomumą. Ir problema buvo tokį superkompiuterio sukūrimas, kuris galėtų tą padaryti. Ne? Ir iki šiol tai buvo toks, kaip ir minėjau, utopinis dalykas, bet šiais metais pavyko pasiekti proveržį irgi, ne, šitam lygmenį, kai jau atrodo, kad galime nekurti vieną kompiuterių, sukurti kelis kompiuterius, sujungti kelis kompiuterius į vieną. Ir kiek tų mes žaidėjų tokių įdomių turime ir kas pats stebėjai, kurį ten vis dėlto ir ta pati iš Magnificent 7 ar Hyperscalers, ar turim kažkokių įdomių kitų vardų, kurie? Žinai, jo, teisingai vardinai, kad kvantiniai turėjo 2 iš esmės praktinės problemas. 2. Viena yra klaidos, bet ne klaidos ne dėl to, kad algoritmai blogi ar kažkas, tai klaido dėl to, kad kvantiniam lygmenį triukšmas, banalus pasaulio triukšmas turi tokią stiprią reikšmę, kad, o tie kvantai yra tokie jautrus, kad tiesiog šiluminės vibracijos priveda prie to, kad pamatuoti, o ką tas kvantas ten tokia pozicija ar tokia yra neįmanoma, tai dėl to statistiškai tu gali pamatuoti tik tai vidutinę reikšmę kažkiek tai. Tai būtent tai šaltos vietos. Lietuva tinka kvantiniam kompiuteriam. Lietuva, sakysime, šiek tiek ten dalį milimetro geresnė negu kokia ten Dubajus, ten ar Arizona ar panašiai, bet kalbame apie absoliutaus nulio regioną. Tai yra ten minus 270, tai šaldymas. Ja. Klaidos, šaldymas yra problemas, tai teko prieš kokius 5 metus. IBM yra vienas iš tų tokių pionierių kvantinių kompiuterių, kvantinių čipų, buvo pristatęs savo fizišką visą kvantinį kompiuterį, tai tuo metu kalbėjome apie ten 2 kubitus, 4 kubitus, 1000 dar nebuvo visiškai. Tarp kitko, tiesiog dėl protokolo 4 kubitai kai kurios matematinės užduotis skaičiuoja greičiau negu galingiausias pasaulio superkompiuteris. 4 kubitai. Dabar kalbame apie Microsoftas skelbė 1000 kubitų čipą ir panašiai. Tai bet tuo metu atrodė kaip kambarys. Ir visas tas kambarys yra šaldymo agregatas. Kažkur tai viduj, nematomas visiškai yra tas čipas. Visa tai, kas sušaldyti tą čipą iki praktiškai absoliutaus nulio, minus 270, tam, kad išvengti maksimaliai tų klaidų. Tai klaidos, šaldymas buvo tokie roadblokai, dėl kurių sakė, kad vis 50 years away.
Tai dabar abiejose frontuose yra proveržio, tiek vat, kaip tu jau paminėjai, žinai, ir kitokių kompiuterių organizavimo čipų prasme, bet tuo pačiu ir algoritmų prasme. Vat prieš porą savaičių pasirodęs algoritmas, kurie gal atpigina klaidų naikinimo technologiją apie 10 kartų, kas realiai jau komercializuoja gal čipus, kurie prieš tai būtų brangus, iki jau Microsoftas skelbia apie medžiagas, kurios tam tikras kvantinės savybės gali turėti ir prie kambario temperatūros, nebūtinai ten minus 270. Kai tu nebereikalauji čipo atšaldymo iki minus 270, tau nebereikia to kambario šaldymo, ten, kad vieną čipą šaldyti. Tai vat, yra tokių, sakysime, keletą roadblockų, būtent jų panaikinimas ir veda prie to galutinio proveržio taško. Tarp kitko, vat irgi refleksuojant truputėlį tą 50 metų, lygiai tą patį sakė apie Turingo testą su dirbtiniu intelektu. Priminsiu, Turingo testas yra testas prieš 10 metų paskelbtas Turingo, kaip atskirti žmogaus intelektą nuo dirbtinio, ir buvo labai paprasta taisyklė: jeigu žmogus kalbasi aklai su vienu ir kitu ir negali atskirti, reiškia įveiktas, reiškia viskas jau antiek protingas. Tai vat visada kalbėjo, ne, dirbtinis intelektas yra 50 years away, iki tada ChatGPT atėjo, Turingo testas įveikęs. Tai va tas požymis, kad vystosi ir po to tada momentas ateina, jisai labai dažnas. Bet jeigu seki tas atskiras technologijos, kurios saugai po jų įveikimą, tai tada nebeatrodo tie 50 years, atrodo, ką ir Nvidios vadovas kalba, kad jo atrodo dabar labiau apie 3-5 metai. Būtent tarp kitko sutapimas, tai yra jau patogus investavimo langas, nes laikau tai yra auksinių langų, kur ne per anksti, ne per vėlai. Tai va, tai visa tai indikuoja, kad jau tikrai realiai galime matyti nebe 50 years, o jau visai netoli. Tai kalbant apie tos sektorius, ką žmogus galėtų jausti, atsiras kvantinis kompiuteris ir nesirgsim daugiau vėžių, ne? Tame tarpe, kodėl ne? Taip. Nes sumodeliuos genetinį kokią nors ten vaistą per ten dalį sekundės, ko netgi dabartiniai superkompiuteriai, netgi naudojant dabartinius modelius, nepajėgos, ir gal ir tai veiks irgi per dalį sekundės, niekad nežinai. Tarp kitko, tiesiog kokie praktiniai jau yra pasiekimai paskelbti 6 metais. Pavyzdžiui, vienas tokių mūsų nediskutuotų temų, bet yra nanomedžiagos, nes kad maitinti kosmoso technologijas, kad maitinti ten longevity, kad maitinti to pačio kvantinius kompiuterius reikalingos naujo tipo medžiagos, turintis kitokias savybės, ten grafenas, ten iš to supermodernių medžiagų ir panašiai, turi pralaidumo savybės, ten temperatūrinės savybės, suspaudimo, kitokios savybės, nes negali paprastais ten instrumentais, paprastom medžiagom sukurti tokių sudėtingų technologijų. Tai buvo toksai palyginimas, kad ten žmonija per 10 metų atrado ten grafeno formulę. Tada ateina dirbtinis intelektas ir sukuria keli šimtai naujų medžiagų praktiškai per sekundės. Jo, tai kalbant apie sintezę naujų vaistų, ten kur anksčiau ten laboratorijom reikėjo 10-mečių, ten vakcinos ar vaistai tame tarpe nuo tokių ligų kaip vėžys, tada ateina nauji modeliai, kurie gali išanalizuoti tiek sudėtingas cheminės struktūras, kad sukuria kažką tai naujo praktiškai per minutės. Antibiotikai yra žinoma žmonijos problema, nes senos bakterijos pripranta prie to spektro antibiotikų, kurie žinomi žmonijai. Tai buvo kalbama jau ilgą laiką apie tai, kad tiesiog dar truputėlį ir nebeužteks žinomų antibiotinių medžiagų ir viskas, ir žmonės praranda tą atsparumą bakterijom, kuri džiaugiasi ten nuo penicilino atradimų. Tada ateina vėlgi dirbtinis intelektas ir sako, va čia yra spektras, dar 100 metų į priekį užteks ir panašiai. Tai kai tą padauginam dar iš kokio milijardo kartų, tai tada pasirodo, kad nebelieka mokslinės problemos, kurią negali išspręsti dirbtinis intelektas, būtent gyvenantis kvantiniam čipe. Tai galime tokio proveržio tikėtis vėlgi, kuris veda prie to singuliarumo, kad netgi nežinome, ko nežinome. O žiūrint mums iš Europos prizmės, Europos gyventojas, tai kvantinių kompiuterių proveržis ir visas tas pritaikomumas, ar tai labiau sujungs mūsų Europą, europiečius, Ameriką, Kiniją, ar dar labiau atskirs visus, ko mes matome dabar? Žinai, ko aš truputėlį prisibijau ir kuo toliau to vis labiau, tai yra, kad vis dėlto ta globalizacija, kurią džiaugiamės per ankstyvą technologijų erą, jinai jau pasibaigė arba pasibaigia. Jau kurį laiką kalbame apie pasaulio polarizaciją. Ir aš truputėlį prisibijau, kad kol kas linkmė yra link gerokai stipresnės polarizacijos. Jo, kodėl? Apart tų visų
politinių konfliktų, anksčiau kažkaip draugavome, dabar paskutiniu metu norime draugauti, bet apart šito paminėsiu labai paprastus dalykus. Per tą ankstyvos globalizacijos arba vėlyvos globalizacijos laikus pasaulis buvo labai priklausomas vieni nuo kitų. Tai Europai, paminėjau, Europą reikalinga buvo pigi darbo jėga iš Kinijos, nes kitaip maikutės už ten 10 eurų negalėjai nupirkti parduotuviai, nes Europoje savikaina tos maikutės būtų 50 eurų. Ten, ir tai apie kiekvieną prekę. Pasuk kiekvieną prekę parduotuvėje made in China. Teisingai, tai pigi darbo jėga, masinė darbo jėga buvo reikalinga ir Amerikai, ir Europai. Technologijos atvirkščiai amerikietiškos buvo reikalingas Kinijos, nes kol jie vystė savo pramonę, jie galėjo kopijuoti, per pigią darbo jėgą jie negalėjo kurti. iPhone'as visada buvo žinomas to, kad designed in California, made in China, teisingai. Tai tiekimo grandinė medžiagų, energetika, technologijų buvimas vienoje vietoje, pigios darbo jėgos kitoje, sujungdavo pasaulį. Sujungdavo, nes visiems vienas kito reikėjo ir tai vedė prie tokio gal masinio noro jungtis, draugauti, naikinti tarifus, naikinti ribas, naikinti sienas ir draugauti. Dabartinis technologijų, sakysime, gal ciklas, tai pavadinsime, jisai panaikina tą vienas nuo kito priklausomybę visiškai. Amerika turi pramonizacijos bangą stipriausia nuo Antro pasaulinio karo, statant savo fabrikus, nes kai tu įkeli humanoidą robotą į gamybos procesą, tau nebesvarbu, kiek kokios pigios darbo jėgos turi žmonės, nes jau nebereikia žmonių. Tu tiesiog pagamini humanoidų ir jie dirba. Tai ta pigios darbo jėgos, pavyzdžiui, ten komponentė tiesiog išnyko. Atvirkščiai Kinija sako, žiūrėkit, mes turime jau proveržius ryčių, kur mes aplenkėm jūs Ameriką, tai jau nekalbu apie ten tos visus dabarties technologijos. Ten kaip Nvidia čipą pakeitė, kurį ten Trumpas taip nenorėjo duoti Kinijai. Ten ir taip toliau, tai Kinija nebepriklauso nuo inovacijų. Europa su savo ten reguliacijom, biurokratija liko, kaip amerikiečiai dažnai vadina jau dabar muziejum. Ten iš esmės nieko naujo nelabai gali pasiūlyti, nes ta automobilių, pavyzdžiui, pramonė, kurią ir Kinija, ir Amerika džiaugiasi, jau tapo tokia savotiškai po klaustuku, nes masinio elektromobilių banga iš Kinijos yra rimta konkurencija. Tai tiesiog prie ko aš truputėlį vedu, kad būtent dabartiniam cikle poreikis vienas nuo kito gerokai sumažėjo. Ir tada atsiranda hipotetiškai stipresnė motyvacija polarizuotis, tai yra tiesiog izoliuotis ir turėti natūralų ūkį. Ten kiekvienas regionas turi visą savo, ten Kinija paskelbusi, jau jeigu kalbėjome prieš tai laidoje apie ten Masko Amerikos Mėnulio, Marso ambicijas, Kinija realiai fiziškai yra paskelbusi Saulės sistemos ambicijas. Su Kinijos technologijom, ten su Kinijos humanoidais skraido ten į jau nebe Mėnulį Marsą, o po visą Saulės sistemą, kuria ten Kinijos bazės ir panašiai. Tai va truputėlį motyvas pasikeitė, ne truputėlį, o gerokai. Ir projekcijos iš to matome ir fiziškam pasaulyje. Kad jau, jeigu ten anksčiau vienas nuo kito Kinija su Amerika priklausė ir negalėjo niekas ne vieno padaryti, tai prieš 3 metus tai pasikeitė, o dabar jau atvirai kalbama, kad reali pasaulio geopolitinė problema nėra ten Iranas, Amerika, ar ten Ukraina, Rusija, tai yra Kinija, Amerika, nes tai yra hipercentrai ir jie tarpusavėje kol kas nepriklausomi ir nebūtinai nori draugauti. Tai vat truputėlį to prisibijau, čia rimta problema. Tai apibendrinant visus tos laikotarpius, mes galime, kurie buvo prognozuojami kvantiniam kompiuteriams su dirbtiniu intelektu progresu, mes galim tikėti, kad turbūt kas 6 mėnesius mes vis naujas prognozes išgirsime. Jeigu iš 50 metų perėjom praeitais metais į 15, iš 15 šiais metais perėjom į labiau 10, tai ką tikėtis tada po 6 mėnesių. Susitiksim ir apie tai pakalbėsim. Tikiuosi, vis dar susitiksim. Šiam podcast'e. Jeigu jums patinka mūsų turinys kuriamas, tai spauskite subscribe ir lauksime jums kitą kartą. Dėkui, Ilja. Ačiū, Irena.